mes ta linkme ir dirbame pastaruosius šiuos metus. Ir šita diena yra tikrai labai laukta, bent jau aš jos labai laukiau, dėl to, kad šiandien reiškia, kad mes jau esame sukūrę produktą, kurį galime pristatyti jums. Labai svarbu, kad procesas būtų paprastas, greitas, ne tiek viduje mūsų specialistams, bet ir išorėje. Labai tikimės iš jūsų ir šio susitikimo metu, dėl to ir esame su jumis susijungę bendradarbiavimo, grįžtamojo ryšio, tam, kad tą produktą sukurtumėm kaip įmanoma patogesnį abiems pusėms. Tai labai noriu padėkoti komandai, kuri tą produktą sukūrė, Aistei, Davidui ir visiems kitiems. Šitas projektas valstybei nieko nekainavo, tai žmonės, mūsų vidiniais resursais sukūrė šitą produktą. Ir tuo pačiu jums iš anksto už tą grįžtamąjį ryšį, nes tik tai bendradarbiaudami, kalbėdami, kas yra negerai, galime sukurti tokį produktą, kuris bus tikrai naudingas ir kuris, manau, atneš tikrai ženklų pokytį viešajame sektorėje. Tai Aiste, ačiū dar kartą ir perduodu tada žodį pačiai. Dėkui, Audronė. Tai kaip ir šiandien ar nebuvo pristatyta, mūsų tikslas yra šiandien parodyti e-paslaugų portalą, tai būtent su prašymais išduoti veterinarijos sertifikatą eksportui startuoja ir VMVT elektroninių paslaugų portalas. Tai yra ta pirmoji paslauga, kuri į tą portalą ar ne persikelia. Ir šitoje vietoje ateityje mes, aišku, planuojame ir daugiau paslaugų realizuoti būtent tame VMVT elektroninių paslaugų portale. Tai pačioje pradžioje šiek tiek ar ne apie patį projektą ir apie tai, apie ką mes šiandien ar ne kalbėsime, o tada jau pereisime prie turbūt tos svarbiausios ir įdomiausios dalies, tai yra jau praktinės demonstracijos, kaip reikės ir bus galima pateikti prašymus elektroniniu būdu e-paslaugų portale. Tai tuoj sekundėlę aš pasidalinsiu ekranu. Taip, turėtumėt matyti mano ekraną, pasakykite, ar viskas tvarkoja ir puikiai matot. Matom. Viskas gerai. Gerai, tai apie pačią ar ne eksport sistemą. Mes vasario mėnesį trumpai su projekto komanda, ką Audronė ar ne ir paminėjo, kad prie šio projekto dirba vidinė ar ne programuotojų ir būtent specialistų komanda, tam, kad gimtų produktas eksport sistema ir pačią eksport sistemą sudaro net kelios dalys. Viena iš jų, būtent šiandien jai skirsime daugiausiai dėmesio, tai yra Export-in, elektroninių paslaugų portalas, skirtas prašymų gauti eksporto sertifikatą pateikimui. Čia svarbu paminėti, kad šiai dienai sertifikatus, prašymus teikti, išduoti sertifikatą bus galima ar ne pateikti, kalbant apie veterinarijos sertifikatus ir gyvūninį maistą. Kol kas ar ne kitos grupės nėra įtrauktos, taip pat pašarus. Tuomet antroji ar ne dalis, prašymų priėmimas, peržiūra, vertinimas, pačių sertifikatų išdavimas vyksta vidinėje aplikacijoje. Tai yra vėlgi atnaujinta sistema skirta mūsų inspektoriams, būtent išduoti sertifikatą ir užfiksuoti ar ne duomenis apie tuos gautus prašymus. Ir šiandien taip pat pristatysime ir parodysime praktiškai tai veikiantis Export Out. Tai išorinis puslapis, kuris bus skirtas išduotų arba negaliojančių sertifikatų patikrinimui. Tai iki šiol ten trečiosioms ar ne šalims būdavo suteikiami ten prisijungimai, jais naudojantis galima pasitikrinti pagal sertifikatą ir pagrindinė jo informacija. Dabar procesas keičiasi, tai jeigu turite ar ne sertifikato numerį ir blanko numerį, išorinėme puslapyje bus galima patikrinti sertifikato informaciją. Tai visų pirma, e-paslaugų portalas, kas keičiasi, kokie pagrindiniai ar ne atsirandantis su skaitmenizacija pliusai, tai aišku prisijungimas, jisai bus organizuojamas per elektroninius valdžios vartus arba VISP autentifikaciją. Tai iš esmės per elektroninę bankininkystę ar elektroninį parašą
kaip ir prie kitų viešųjų paslaugų, kurios galbūt ar ne yra įprastos, na, kaip pavyzdžiui, pajamų deklaravimas. Tai mažiau rankinio ar ne darbo suveda duomenis, maksimaliai stengiamės, kad naujose elektroninėse prašymo formose laukai, kurie ar neįmanoma būtų pasirenkamieji, nereikėtų visos informacijos vesti ranka. Taip pat duomenų tikrinimas arba validavimas. Čia svarbu, nes jau yra identifikuota ar ne, kuri informacija yra būtina užpildyti, pateikiant prašymą sertifikatui ar negauti. Ir jeigu informacija bus ar ne nesuvesta, suvesta neteisingai, tai vėlgi praktinės demonstracijos metu pamatysite, kad frontiniame meniu bus vartotojui nurodoma, kas yra praleista ir jums paprasčiausiai neleis ar nepateikti prašymą. Tai vėlgi toks patogumas iš vartotojo pusės, kad iš karto galėsite matyti, ką ar neturite užpildyti, tam tikras ar nevedlys. Tai jau paminėtas ar ne informacija ir instrukcijos vartotojui ir klaidų indikavimas, tai vėlgi prie laukelių, kurie yra privalomi, matysite, kad atsiranda ir tam tikros pastabos, o šoninėse juostose bus instruktažas, kaip ką reikėtų užpildyti, kokios galbūt išimtis galioja ir panašiai. Ir, aišku, greitesnis pastabų pateikimo ir prašymų tikslinimo procesas, vėlgi praktinės demonstracijos metu pamatysite, ar ne, kaip pateikus prašymą elektroniniu būdu, iš mūsų pusės galima bus jį grąžinti ar netikslinti, o jūs jį galėsite patogiai papildyti ir savo pateikto prašymo statusą sekti lygiai tame pačiame e-paslaugų portale. Taip pat apie statuso pasikeitimą bus informuojama tuo nurodytu elektroniniu paštu, kurį jūs nurodėte teikdami prašymą. Tai čia yra tai, ką matysite praktinės ar ne demonstracijos metu, būtent langai iš naujojo e-portalo, kaip jisai atrodys, mano minėtos ar ne klaidų fiksavimas, kur galėsite pamatyti, kokie laukai turėtų būti užpildomi privalomai. Apie eksport aplikaciją tikriausiai neišsiplėsim, nes kaip ir minėjome, ar ne, kad tai yra vidinė aplikacija skirta jau efektyvesniam mūsų inspektorių ar ne darbų, ir čia svarbiausia turbūt akcentai, kad integruojamas yra automatinis rizikos skaičiavimo modelis ir informacija iš e-portalo persikelia automatiškai į mūsų aplikaciją. Taip pat atsiranda ar ne integracijų, duomenų analizės galimybės, tai reiškia, kad jau turėdami skaitmenizuotą ar ne įrankį mes galim daug patogiau analizuoti duomenis ir ar ne juos viešinti. Eksport aplikacijos, vėlgi ekrano jūs matote čia. Ir paskutinė ar ne dalis, tai tinklalapis išduotų sertifikatų tikrinimui. Vėlgi pagrindinis pokytis yra tas, kad tas tinklalapis yra prieinamas visiems, tai reiškia, nebus reikalingi jokie prisijungimai. Turėdami sertifikato numerį ir blanko numerį, suvedę į laukelius, galėsite patikrinti sertifikato galiojimą. Ką turbūt svarbu paminėti, kad kadangi sistema ar ne nauja, jinai paleista oficialiai nuo praėjusios savaitės, šią savaitę startuoja e-portalas, tai dėl to šitoje sistemoje bus galima patikrinti sertifikatus, kurie yra išduoti nuo balandžio 7 dienos. Tai senieji duomenys vis dar bus tikrinami senojoje ar ne sistemoje, kol pilnai prie jos pereisime. Tai puslapis veikia anglų ir ukrainiečių kalbomis taip pat. Na ir vienas irgi tokių turbūt pliusų, kad visos aplikacijos ir ne vienoje vietoje, tai vėlgi mokymų metu pasidalinsime nuorodą ir jau šiandien rytoj mūsų internetinėme puslapyje tos nuorodos ar nebus pakeistos ir jūs jau galėsite pasiekti patį e-portalą. Tai reiškia iš pagrindinio puslapio patekti tiek į prašymo eksporto sertifikatų gauti pateikimo puslapį, tiek į užduotų sertifikatų tikrinimo puslapį. Ir iš karto prieš pradedant dar praktinę ar ne demonstraciją, tai jūsų klausimų lauksime elektroniniu paštu export@vmvt.lt, specialiai sukurtas kanalas, jeigu kiltų kažkokių klausimų dėl pačios ar ne sistemos, ar turėtumėt kažkokių pasiūlymų, tai galite rašyti šiuo elektroniniu paštu. Ir komanda dirbusi prie projekto pasistengs operatyviai sureaguoti. Tai turbūt toks trumpas ar ne intro į
pačią mūsų ar ne pagrindinę mokymų dalį. Iš karto noriu pasakyti, kad turbūt po prašymų pateikimo dalies demonstracijos darysim trumpą pauzę, tada pasiliksim laiko jūsų klausimam, pasitengsim juos operatyviai atsakyti ir tada pereisime jau prie kitos dalies. Tai suskaido mokymus į tokias ar ne 2 dalis, kad pakankamai laiko galėtume skirti jūsų klausimą. Gerai, tai darau dabar trumpą pauzę ir tada, kol jau parodysiu patį paslaugų portalą. Taip, tai čia iš karto kviesiu kartu ir kolegą Deividą. Tai Deividas irgi buvo vienas iš pagrindinių žmonių dirbusių ar ne prie šito projekto. Tai detaliai pereisime būtent prašymų pateikimo pildymą per kiekvieną ar ne lauką. Aš parodysiu, tikiuosi, kad operatyviai pavyks tai ar ne tai padaryti, o Deividas pakomentuos ar ne tuos laukus, į kuriuos yra suvedama informacija. Tai mūsų portalas bus pasiekiamas adresu export.vmvt.lt. Kaip ir minėjau, įprastinėse vietose, kur dabar pasiekėte tą informaciją, nuo šiandien rytoj jau matysite nuorodas ir galėsite į ją portalą patekti. Kaip ir minėjau, puslapiai veikia anglų, ukrainiečių ar ne kalbomis, kas liečia išduotų sertifikatų tikrinimą, prašymų pateikimas ar negalimas į tai lietuvių kalba. Ir iš šito ar ne puslapio galima patekti į prašymą eksporto sertifikatų gauti pateikimo puslapį. Jį paspaudus iš karto busite nukreipiami į prieigą, kaip prisijungti per elektroninius valdžios vartus. Tai dabar aš taip ir padarysiu. Prisijungiame per elektroninius valdžios vartus ir norint pateikti prašymą, turime dešiniajame kampe paspausti naujas prašymas. Čia iš karto būsite nukreipti į langą, kuriame galite pasirinkti prašymą išduoti sertifikatą gyvūnų siuntai arba prekių siuntai. Šiandieną mes dirbsime ar ne su prekių siunta. Tai spusteliu ir paspaudžiu tęsti. Ką svarbu paminėti, kad jūs galite autentifikuotis tiek kaip fiziniai, tiek kaip juridiniai asmenys, jungiantis per būtent elektroninę bankininkystę. Dabar tik tai pasitikslinu, ar gerai matosi laukai ir pavadinimai, nes jeigu ką, galiu tada priartinti. Gal dar truputėlį būtų galima. Šiek tiek, gerai. Puikiai. Gerai, tai tuomet galime startuoti. Tai pirmasis ar ne langas, kuriame supildoma yra siuntėjo informacija, čia jūs galėsite pasirinkti fizinis arba juridinis asmuo. Mes šiuo atveju pildysime su pavyzdžiu AB Žemaitijos pienas. Neklystu, ar ne, Deividai? Taip. Gerai. Mes pabandysim porą sukurti tiek gyvūninių produktų siuntai, tiek pašarų siuntai, kad skirtingi ūkio subjektai matytų tą visą procesą. Jis tikrai visiems vienodas, ką jūs ir dabar pildote paprastai popieriniai prašymo formoje, ta pati informacija prašoma pateikti jūsų ir čia. Mes nedidinom kiekį informacijos, kurios prašom, gal tiesiog aiškiau išskirstėme punktais ir papunkčiais, ką norėtume matyti ir kas vis dėlto persikelia į pačius eksporto sertifikatus. Taip, ties atsakingų asmenių mes galim ar tavo, ar mano Aistė informaciją pateikti čia. Tiesiog kaip pavyzdys, čia kas bus nurodyta atsakingas asmuo, tiek telefono numeris, tiek pašto adresas bus naudojami kontaktuoti tarp jau sertifikuojančio gydytojo ir jūsų įmonės, jeigu yra trūkumos informacijos arba kažkas yra nepateikta. Ir šita informacija tikrai yra reikalinga.
Taip, tai turbūt galim pereiti ar ne į kitą puslapį. Šitoje vietoje jūs galite spausti tiek mygtuką ar ne kitas maršrutas, jūs perves tiesiog nuosekliai per visus prašymo blokus arba ar ne paspausti čia maršrutas. Taip. Tai tarkim, ši siunta važiuoja į Jungtinę Karalystę. Čia yra suvestos antras. Čia yra suvestos visos šalis, jums nereikės patiems vesti, kadangi pastebėjome, kad prašymuose įvairiai pateikiami šalių pavadinimai, tai ar Anglija, ar Didžioji Britanija, ar Jungtinė Karalystė, čia jau pagal oficialius šalių pavadinimus mes pateikėme informaciją. Na, tarkime, išvyksta per Malkų įlankos pasienio postą ir įvažiuoja per Doverio uostą į Jungtinę Karalystę. Jeigu jūs rinktumėtės, jeigu siunta vyksta per kitas šalis, tranzitinės, ar tai ES ar ne ES, čia galima pridėti, kiek reikia tų papildomų šalių. Tarkime, išvyktų per Prancūziją, važiuoja per Prancūziją, per Kalė pasienio postą. Šiuo atveju Lietuvos jau nereikėtų čia į išvažiavimo aistą. Taip. Įvažiavimo pasienio postas būtų reikalingas, jeigu kirstų trečiąją šalį, tai yra važiuotų ES, trečioji šalis ES ir tada tik tais importuojanti šalis, tai čia tokių atvejų tikriausiai nebus daug, bet apsidraudimo dėliai mes taip esame numatę, kad būtų galima parašyti. Galime eiti prie siuntos. Čia minėtos instruktažas, ten, kur yra svarbu arba parašytos kažkokios išimtis, jos yra nurodytos kairėje ar ne pusėje. Ir taip, keliaujam tuomet prie siuntos. Taip, prie vežėjo aš nespecifikavau, čia galim tiesiog dar pasirinkam juridinis asmuo. Vežėjas ir kod, kad ir tarkim. Kaip? Vežėjas ir ko gali būti. Jokio skirtumo čia specifinio mes neprivalom nurodyti. Kodėl prašom vežėjo informacijos, nes dalyje sertifikatų ta prievolė pateikti informaciją apie vežėją taip pat atsispindi, kadangi turime labai daug skirtingų sertifikatų formų, manome, kad labai daug laiko šitą papildomą informaciją tikrai neužims, bet bus tikrai aiškiau sertifikuojantiem gydytojam, kuriems nereikės jūsų papildomai klausti ir gaišti laiko, bus greičiau galima tą informaciją perkelti ir į sertifikatus. Taip, transporto priemonės. Čia šiame sprendime esame padalinę transporto priemonę į vežančiąją ir vežamąją. Čia, tarkim, pasirinkime vilkiką. Ir transporto priemonės numerį nurodome. Pasirinkdami, čia jeigu vyksta siunta keliom transporto priemonėm, mes galime pridėti jų tiek, kiek reikia ir tą informaciją pildyti be galo. Pridedam vežamąją, tai priekabą arba puspriekabę, jokio skirtumo šiuo atveju, ir taip pat nurodom jos numerį. Plombos numeris, mes jūsų prašome nurodyti plombą, kurią jūs naudotumėte ant tos transporto priemonės, siekiant tais atvejais, kai įsigaliojus nuotoliniam sertifikavimui, veterinarijos gydytojai nebevyks atlikti fizinio patikrinimo į vietą ir išduoti sertifikato. Tas plombos numeris, kuris bus nurodytas prašymą, bus naudojamas kaip plombos numeris nurodomas eksporto sertifikate. Na ir pateikus informaciją, mes galime pereiti prie prekės suvedimo. Taip, pirmas žingsnis, ką kiekvienas subjektas daro, tai pasirenka prekę pagal KPN kodą.
Šiuo atveju pasirinksime sūrius, tai bus 0406, pieno produktai pačioj nuo galo antras buvo. Mhm. Taip, 90, Žiūriu. Čia, ar ne? Turėtų būti. 0406. Pala. Tuoj nerandu dabar. Čia. Turi būti. 90. Na, arba greičio dėliai galim ir pasirinkti iš. Kažkuris pala, tikrai nematau. 90. Tuoj. Na gerai. Pavadinimas sūris. Prie komercinių lotyniškų pavadinimų, vėlgi, tarkim, treisiniuose sertifikatuose, vedant ar mėsos produktus, ar žuvininkystės produktus, dažnai prašo lotyniško pavadinimo, tai čia pienas būtų karvių pienas, tai BOS, Taurus karvių pienas kaip kilmė gyvūninio produkto, pagaminta kad ir balandžio 1, 14, galim ir balandžio 1, partijos numerį suvedame. Ir specifikuosim. Oi. Ir galioja iki mėnesio galo. Jeigu, tarkime, turite to paties KPN kodo produktų su vienu bendru pavadinimu arba kad ir keliais skirtingais pavadinimais, skirtingais partijų numeriais, tinkamumo vartoti terminais, jūs turite galimybę pridėti Excelinį dokumentą, Excelio formatu, kur pateikite visą tą informaciją apie visus produktus su tuo pačiu KPN numeriu. Čia pirmose eilutėse jūs tada turėsite nurodyti produktą su anksčiausia pagaminimo data ir trumpiausiu tinkamumu vartoti terminu bei tą partijos numerį, o visą kitą sąrašą teikite Excel formatu. Pakuotės tipas būtų dėžės šiuo atveju. Pakuočių skaičius 500. Kiekis, čia atkreipsime dėmesį, yra galimybė pasirinkti kilogramus, vienetus arba dozes, kadangi prekių siuntoms gali būti ar veterinariniai vaistai vežami, fermentai, sperma irgi pakliūna čia, todėl galimybę pasirinkti skirtingus matavimo vienetus turėsite prie kiekvieno produkto. Kiekis, tarkime, 24 tūkstančiai kilogramų. Ir patvirtinimo numeris 7801P. Taip, atvėsintas produktas. Taip pat, jeigu tai būtų žuvis arba sudėtinis produktas, yra papildomos informacijos laukeliai, tai žuviai būtų pasirinkti, ar yra laukinė sugauta ar užauginta, o prie sudėtinių produktų prašytumėm pateikti, koks procentiškai yra gyvūninio produkto dalis tame produkte. Pereinant prie sekančio žingsnio prekės kilmės, tai čia lietuviškas produktas. Pasirenkame Lietuvos Respubliką, juridinis asmuo, ūkio subjekto pavadinimas Žemaitijos pienas. Pateikėme tą pačią juridinio asmens kodo informaciją, patvirtinimo numeris 7801P. Ir adresą. Ir tas pats adresas.
ir išsaugome. Taip, matote susikūrusią produkto informacijos suvestinę, tai čia atsivaizduoja pagrindinė ta informacija apie produktą, jo KPN kodas, vienetų skaičius, svoris, gamintojo informacija ir tų produktų skirtingų galima pateikti ir įrašyti į prašymą tiek, kiek yra poreikis. Taip, pereinam prie pakrovimo vietos. Mes vėlgi, kadangi gali būti tiek pakrovimo vieta, atsiprašau, mes vis dar apie pakrovimo vietą, tai pakrovimo vieta ta pati Žemaitijos pieno įmonė. Čia sukelsim greitai tą pačią informaciją. Ir tada pereisim prie esminės apie savivaldybės pasirinkimą. Čia svarbus ar ne momentas. Čia bus Telšių sav. Tai remiantis šiuo pasirinkimu savivaldybės, prašymas keliaus į tos apygardos, kuriai priskirta ši savivaldybė elektroninės pašto dėžutes atsakingiam asmenim, kurie jau priskirs atsakingą specialistą, kuris sertifikuos šitą būtent prašymo pagrindų siuntą. Tai visą laiką prašysime atidžiai įvesti šią informaciją, kadangi remintis ją nukeliaus prašymas būtent tinkamai teritoriniai tarnybai. Pakrovimas bus 17 dieną. Duosime laiko inspektoriui pasiruošti, įsivertinti pateiktus dokumentus. Taip, ir turbūt galim pereiti prie gavėjo. Taip. Gavėjas. Taip, vėlgi teikiame informaciją apie gavėją. Čia bet kokią galim Jungtinės karalystės įmonę įsivesti. Taip, kadangi gavėjas, jo juridinio asmens buveinė ir pati paskirties vieta, kur keliaus siunta, gali skirtis, mes prašome pateikti truputėlį daugiau informacijos ir nurodyti tikslę paskirties vietą, siekiant duomenų tikslumo. Čia, kaip matote, šalis jau automatu yra nurodyta tą, kurią pasirinkote kaip importuojančią šalį. Ir čia greičio atžvilgiu tiesiog pateiksime tą pačią informaciją kaip ir gavėjo. Okay, galim taip. Patvirtinimo numeris nėra privalomas, mes jeigu jo nežinome arba subjektas kaip juridinis asmuo ne visais atvejais jį turi, didmenininkai registruoti gali būti, mes jos čia ir neteikiame. Pereiname prie paskutinio žingsnio dokumentų. Čia privalomi laukai yra 3, tai yra mokėjimo pavedimo kopija, kurią turite prikabinti kaip įrodymą apie atsiskaitimą ir valstybinės rinkliavos sumokėjimą į biudžetą, laboratorinių tyrimų rezultatai, kuriuos atlieka įmonės gamintojas pagal savo numatytą savikontrolės planą arba esant importuojančios šalies reikalavimams atlieka papildomus tyrimus. Ir taip pat mes pažymime, kad visa pateikta informacija yra tiksli ir esant nenumatytiems atvejams bus informuojama sertifikatą išdavusi VMVT regioninė tarnyba. Taip pat, jeigu yra pageidavimai iš importuotojų ir VMVT turi tokią galimybę, tai yra ant pavyzdinės formos veterinarijos sertifikatų įtraukti papildomas deklaracijas arba jums reikalinga nurodyti, kad, tarkime, gaminate produktą kitos įmonės užsakymu
papildomos informacijos skiltis yra tam ir skirta, kad jūs galėtumėt surašyti visą informaciją, kuri netelpa į bendrus laukelius bendrinius, bet jūs norite matyti užduotame eksporto sertifikate. Tai čia galima pateikti visą papildomą informaciją. Taip, paspaudus ar ne tą varnelę, kad apie atsakomybę pateikti duomenis ar neteisingai, varnelės ar neuždėjimas ir autentifikacija per elektroninius valdžios vartus, kadangi jūs autentifikuojatės, tai yra tolygu ar neparašų, tai jūsų čia supildyta informacija yra kaip pasirašytas ar neparašytas. Taip, tai dabar spaudžiu pateikti, tik tai neatsimenu, ar mes jau šitą variantą rodysim su klaidomis ar ne. Jums išmes lentelę, ar tikrai norite pateikti prašymą ir turėtume tada spausti ar nepateikti. Galim ar nematyti, kad prašymas išduoti sertifikatą prekių siuntai, ar ne, būtent šitas numeris 95 buvo pateiktas, čia yra išsaugota visa ar ne informacija. Ir statusas pateikta. Taip, tai kaip procesas ar nevyksta toliau, pateiktas prašymas keliauja į mūsų aplikaciją, kur automatiniu laišku yra informuojamas jau viduje specialistai, kurie atsakingi už sertifikato išrašymą, ar ne, to prašymo peržiūrą, siuntos tikrinimą ir sertifikato išrašymą. Tai galėsim pasižiūrėti tada, kaip keisis ar ne statusas. Pavyzdžiui, grąžinant ar netikslinti ir kaip galėsite čia stebėti savo prašymo judėjimo informaciją. Taip, aš gal trumpam nustoju šėrinti, noriu susitikslinti su Gyčiu, ar viskas tvarkoja, kai tik tai atkeliaus prašymas ar ne iki mūsų. Taip, tai aš galiu pasidalinti tada savo ekranu. Tai prašymus mūsų inspektoriai matys prašymų meniu ir 95, kaip tik matau, šitą pateikėt, ar ne? Taip. Tai jie atsidarė tą prašymą, inspektoriai matys ten prisidėtus partijos numerius, paspaudę plačiau, daugiau informacijos pamatys, tiek ten tų failų, kas pridėta, kokia papildoma informacija palikta ir taip toliau. Tai mes turime galimybę grąžinti tikslinimų tą sertifikatą. Nežinau, galbūt šitą parodyti ar ne. Aha, tai galim sudėti kelias pastabas ir grąžinti, tikslinti ir tada grįšiu aš ir galėsim pasižiūrėti. Ai, tada gal pasižiūrėsiu, iš tikrųjų ir viskas gerai, gal kažko iš tikrųjų trūksta. Ai, eksportuotojas, čia pasirinkti reikia, postas nenurodytas. Čia buvo, leido pateikti be posto. Leido. Na gerai, tada grąžinam. Tam buvo su tranzitu. Gerai, tai informacija klaidinga, kažko trūksta. Ir išsiunčiam. Ir turėtų dabar matyti tas, kas pateikė, man atrodo, Aistė, ar ne? Pas save realiu laiku atsinaujinančią informaciją. Taip, tuo aš tada perimdu. Taip, tai iš karto ar ne galim ir matyti, ar ne, prašymas yra grąžintas taisymui. Tai statusas ar ne to 95 prašymo yra grąžinta taisymui. Taip. Ir šitoj vietoj, ar ne, dešiniajam kampe bus tokia I raidelė, ją paspaudus išsiskleis šoninis meniu. Tai šitoj vietoj, ar ne, galėsite matyti veiksmų ar neseką, kas buvo atlikta ar ne su tuo prašymu. Tai mes galim matyti, kad aš Aistė Remikienė 14:37 pateikiau prašymą, statusas pateiktas ir 14:39 MVT specialistas grąžino taisyti pateiktą prašymą ir nurodyta grąžinimo priežastis ar ne informacija klaidinga. Ir dalys, į kurias atkreipti dėmesį, pakapa informacija. Iš karto žinau, kad man reikia grįžti į maršruto skiltį ir ten informaciją pakoreguoti. Tai šitoje vietoje ar ne, aš vėl galiu pakoreguoti informaciją ir iš naujo pateikti. Galim tada taip ir padaryti, sakykim, ar ne. Nurodysim ir išvažiavimo pakapa.
Čia galim pakeisti į kažkokį kitą, ar ne, ten X uostą ir paspausti ar nepateikti. Matysite, kad statusas e-portale pasikeičia į pateiktas pakartotinai. Ir tuomet mūsų eidinis specialistas jau gauna ar ne prašymą ir vėlgi gali tie patys žingsniai būti kartojami, arba informacija tikslinama, arba jau priemama yra vykdymui. Tai turbūt dabar galim parodyti, ar ne, kad iš karto būtų matomi statusai, kaip keisis, kai bus priimtas, ar ne, vykdymui ir kokią informaciją galėsit matyti. Taip, tai aš jau matau, kad 95 buvo pataisytas. Tai čia Žemaitijos pieno, ar ne, ten, kuris buvo patvirtinimo numeris. 7801. 7801. Taip, tai eksportuotoją patikslinam 7801. Pirmas pasirinkimas gyti. Jo. Ir tada spaudžiam informuoti. Tai kopijuojami yra dokumentai iš tų, kurie buvo prisekti prašyme pas mus ir kuriamas visas tas sertifikatas iš prašymo. Tai inspektoriai nereikia vesti visos informacijos, viskas sukrenta automatiškai, tik reikia šiek tiek luktelti ir pusė darbo padaryta. Taip, tai matome sukurtusią informaciją postas, išdavęs asmuo, importuojanti šalis, transportas susipildęs, turime produktą, rizika paskaičiuojama 30 ir matome priedus, kurie buvo pridėti. Na ir tada jau inspektoriui belieka įkelti sertifikatą, paskaičiuoti riziką ir išduoti toliau. Taip, tai čia svarbus ar ne momentas, aš grįžtu prie ekrano rodymo prie e-portalo. Tai jūs, kai tik tai yra pradedamas formuoti sertifikato įrašas, jūs pamatysite statusą patvirtintą. Tai tas statusas reiškia, ar ne, kad prašymas buvo priimtas ir pradėtas formuoti sertifikato ar ne įrašas. Kai jau sertifikatas bus išduotas, atitinkamai ir čia pasikeis statusas į sertifikatas išduotas. Žalias patvirtintas reiškia, kad jūsų prašymas buvo priimtas, ar ne, nu jau jam pastabų nebeliko ir keliaujame į procesą toliau. Taip, tai aš gal šitoj vietoj matau, kad mums liko maždaug pusę laiko, tai gal darau tada trumpą pauzę, ką galvojat, ir tada gal pereisim prie kažkurių klausimų arba dalių, kurios gal buvo mažiau ar ne aiškios ir galėsim tiesiog sugrįžti. Tai tuomet gal turit kažkokių klausimų. Vieną matau kol kas čato skiltyje, kaip prisijungti prie sistemos įmonės vardu, ar turi įmonės vadovas įgaliojimą suteikti per valdžios vartus, ar jums sąrašą darbuotojų atsiųsti ir jūs suteiksite galimybę prašymus įmonės vardu teikti. Jo, tai šitoj vietoj, taip, jeigu jūs ar ne jungiatės kaip juridinis asmuo, tai tokiu atveju viskas turi būti padarytas, tas sutvarkytas ar ne delegavimas ar ne ir padaryta taip, kad ten būtų priskirti asmenys, kurie irgi gali būti įmonės atstovai. Taip, Papa Logistics, prašau. Labą dieną, ar galiu paklausti? Taip, prašau. Taip, nuo kada šita sistema jau tiksliai oficialiai ir jie mes pradėsim naudotis? Su šiais mokymais yra oficialus startas, kaip ir minėjau, antroji mokymų dalis rytoj bus skirta gyvūnų siuntoms. Šiandieną mes jau pakeičiame visas aktualias nuorodas mūsų ar ne tinklalapyje ir jūs jau galite pradėti naudoti. Tai jau Bet yra startas. Čia privaloma, ar tik tai, tiesiog bandysim, kol įsivažiuosim? Antras variantas, bandysit, kol įsivažiuoti. Iš tikrųjų, privalomumo tokio ar ne nėra. Šitoj vietoj mes e-portalą atveriam ir labai norim paskatinti ar ne jūs naudotis, nes kaip ir minėjom, ar ne, ir matėt ar ne prieš akis, visas procesas, kaip prašymas yra teikiamas, grąžinamas tikslinti, yra žymiai ar ne
patogesnis, aiškesnis, iš karto yra intuityviai rodoma, kokią informaciją reikėtų suvesti. Tai mes labai skatinam ar nenaudotis naujais skaitmeniniais įrankiais, bet jeigu klausėt ar popieriniai prašymai, skanuoti ir ateinantis ar nesenesnių būdų, tai ne. Šitas procesas dar kol kas niekur nedingsta, mes pereinam į tokį pereinamąjį laikotarpį. Dar klausimėlis. Prisijungimas per elektroninius valdžios vartus. Jeigu mes jungiamėmės kiekvieną, mūsų yra, kurios ruoš tos veterinarinius, yra 12 asmenų ir jos skirtingai jungsis ir reiškia, aš kolegė savo nematysiu, kaip jinai paruošė šitą dokumentą. Ne. Visiškai teisingai, jūs matysite tik tai per savo ar ne tą paskyrą prisijungimo pateiktus ar ne prašymus. Šito dalyko, kad galėtumėt matyti ar suskirstyti teisės pagal įmonės, tai ne, šitoj vietoj mes nesam ar nerealizavę ir artimiausiuose planuose kol kas ar ne to nėra numatyta. Mes galim pasižymėti kaip tam tikrą punktą, funkcionalumą, į ką reikėtų atkreipti dėmesį toliau vystant sistemą, bet greitų metų tai dar tikrai nebus. Pirmų numerių, žinokit, turėtų būti, nes tikrai, jeigu įmonė didesnė ir mes pildom visos, mes galim pataisyti, ar ką, maža kas būna, kad kolegė suserga, ar jinai išvyksta staigiai ir reikia pildyti. Čia kažkaip tas klausimas iškyla ir sistemoje, kai pradėsim pildyti kiekvieną įmonę iš savo pusės, ar mums kiekvienas sykį reikės pildyti ją iš naujo? Ne, yra funkcionalumas ir matau, kad chato skiltyje irgi jau yra klausimų. Galima kurti bus prašymą buvusio seno prašymo priimto pagrindu. Jūs negalėsite kopijuoti informaciją, šitas irgi funkcionalumas yra realizuotas, atliepiant tai, kad daug sertifikatų su panašia ar ne informacija yra išduodama, tai turėsit galimybę kopijuoti ir kurti seno pagrindą. Šitas yra. Ir tada dar toks, kurį užsirašiau apie vežėją. Jeigu pildant vežėjų informaciją, ji visa nuodugniai turėtų būti užpildyta, ar tik tai pavadinimas įmonės? Vėlgi priklausomai nuo sertifikato formos nėra ten esminė jo buveinės adresas, tai pakanka pavadinimo tikrai. Supratau. Tai kol kas tiek užsirašiau. Gerai, dėkui. Čia turbūt buvo VPA Logistics ir tada Samsonas ir Ieva, matau pagal eilę. Labą dieną. Turiu klausimą. Dabar, tarkim, mes siunčiame prašymą būtent kelionės maršrutams, bet nenurodom posto nenurodom. Nežinau. Ar dabar yra ten privaloma parašyti postą būtent, ar galima tik tai kelionės maršrutus, bet tų visų PKP nurodyti? Esmė, kelionės maršrutas, jeigu vyksta per, tarkim, Lietuva, Lenkija, Vokietija, Prancūzija, Jungtinė karalystė, tai jums reikia žinoti, iš kur išplaukia iš Vokietijos ir kur atplaukia Jungtiniai karalystė. Visų kitų, per kur važiuoja pačių maršrutų, ten per kur kerta, ką kerta, tikrai nereikia. Tai būtent Lenkijos, ten Nyderlandų nereikia, būtent Vokietija. Taip. Bet, ta prasme, paskutinė iš Europos Sąjungos, kur palieka siunta paskutinė šalis, ten reikėtų žinoti, iš kokio būtent pasienio posto išvažiuoja. Tai jeigu, tarkim, iš Prancūzijos, tai būtent po Prancūzijos reikia. Taip. Supratau, ačiū. Sveiki, mano klausimas bus toks. Mes, kai priduodam savo prašymą, mes pirmiausia suvedam pirminius svorius ir kiekius. Dieną prieš prekiams išvykstant mes jau žinom galutinius svorius kiekius. Kaip tą galima bus įvesti elektroninio prašymą, kadangi, kaip aš ir sakau, pirmiausia, mes suvedam tuos preliminarius duomenis, paskui jie paskutinę dieną pasikeičia. Tai mums tiesiog kažkur įrašyti, kad čia yra preliminarūs svoriai kiekiai, nes mes jų nežinome iki dienos prieš išvažiavimą, kaip tą atlikti teisingai, kad mūsų prašymą priimtų ir paskui pataisytų atitinkamai. Šiame etape tikriausiai vienintelis logiškas ir sprendimas rašyti preliminarius. Žinoma, jūs, aš tikiuosi, savaitės pradžioje ir pabaigoje informuojat vis tiek teritorinės tarnybas apie planuojamas išvežti siuntas, kad jiems nebūtų staigmena, kad
kad vat pirmadienį 10:00 išvažiuoja, jau laukia siunta, o prašymas atėjo tik tais 8:00. Ne, mes visą laiką priduojam prašymą pirminį 3 dienas prieš su preliminaria informacija. Tarkim, kas važiuos nesikeičia, bet kiekiai pasikeis, nes... Tai su tokia tas- informacija jau tikrai galima dirbti ir po to tikslintis. Žinoma, mūsų tikslas kuo anksčiau inspektoriui turėti tikslę informaciją, bet suprantame ir verslo situaciją, kad ir transporto priemonės sužinomos labai vėlai dėl logistų Jo. ir produkto, ypač kiekiai, jeigu gaminami būtent tai siuntai viena partija, tai aišku būna jau gana vėlai. Jo, nes būtent taip nusipirkė. Dėkui. Klausimėlis, o prieš kiek laiko tada reikės pateikti tokį prašymą, kad išrašytų sertifikatą? Klaipėdos pasienyje dirbančius įmonių situaciją žinom, kad jūs siunčiat po 30-40 prašymų per dieną, tai jūs derinate su sertifikuojančiais gydytojais, kad jie pavežtų krūvį. Bet mūsų gydytojai niekur nedings iš mūsų. Ne. Supratau, tik tiek tą norėjom, ačiū. Dėkui. Man atrodo, iš pakeltų rankų turbūt viskas, ar ne? Nes ir buvo Jurgita. Jurgita, atsiprašau, taip. Ir Rasa po to. Sveiki, norėjau paklausti, kokios minimalios informacijos reikėtų, kad užregistruoti pirminį prašymą, kad gydytojus nors ir informuojame telefonu, bet ir kad sistemoje atsispindėtų jau tas prašymas. Realiai viską, ką mes pademonstravome, yra ta minimali reikalaujama informacija. Tai žodžiu, prie tų turbūt tie svoriai kiekiai taip pat būtų tas dalykas, kuris galėtų kisti, tai kažkoks tai komentaras turėtų būti, kad... Papildomoje informaciją galėsite pateikti komentarą. Taip. Ir dar norėjau paklausti, ar atnaujinimai dėl būsenos prašymų kartu ir į elektroninį paštą ateis, ar čia tikrinti? Taip, ateis. Dėkui. Taip, toliau rankų pakeltų daugiau yra Rasos, Giedrės ir tada Ramunė. Rasa, ar norit paklausti, nes jūsų negirdim? Gerai. Kol kas vis dar negirdim, tai tada, kol garsas pradės veikti, gal Giedrė, prašau. Sveiki, norėjau paklausti, čia tik sertifikatam šita sistema bus ar ir preeksportiniam? Nes mes darom ir prašom tarnybos paruošti preeksportinį, ir nes jisai nevežam tiesiai į UK, tai važiuoja arba per Lenkiją, Lenkijoje stovi pergaminimą, arba kitoje šalyje, tai ar tai galioja preeksportui? Taip galima ir pirminių eksporto sertifikatų išdavimui, kadangi jie taip pat kaip sertifikatai yra tik sertifikatai, tai prašymus teikiame per šią sistemą taip pat. O tada sakykit, jeigu su tais pasienio postais, jeigu aš nežinosiu, sakykim, tarkim, vežam į Lenkiją, Lenkų pirkėjas ir po to jie jau gabena. Į Lenkiją matote, kadangi nėra postų, tai bus galima pasirinkti kitas ES postas tiesiog, nes nėra išvežimo į ne ES šalį šiame prašyme. Tai vienu žodžiu pasirinkus kitą ir tada jau jų bėda, per kur jie veš. Taip. Gerai, didelis dėkui. Ramunė. Labą dieną. Dėl pavedimų norėjau paklausti. Ar girdit mane? Girdime. Taip. Žiūrėkit, o dabar vienas prašymas ir vienas pavedimas, ar galim, sakykime, jeigu šiandieną rašo 5 prašymus, iš karto pavedimą už 5 įsidėti ar netgi daugiau? Vėlgi, kiekvieną kartą vis tiek turėsite pridėti to pavedimo kopiją, kad matytųsi suma. Mūsų sertifikuojančiams gydytojams nėra jų funkcija būti buhalteriais ir skaičiuoti kiekvieną kartą, kiek įmonė jau siuntų išvežė su didesnė suma apmokėta, tai čia yra labai sudėtingas reikalas.
Aistė gal pakomentuos, kiek buvo diskutuota su VMI dėl galimybės atskaičiuoti tam tikrą sumą nuo didesnio pavedimo, bet turite suprasti, kad visos įmokos VMVT, kurios keliauja tiesiai į Respublikos biudžetą, yra mokamos per vieną įmokos kodą. Vadinasi, tiek informacija ir sumokėjimas įmokos už paskerstus gyvulius, tiek prašymas išduoti perkrovimo sertifikatą, tiek eksporto sertifikatą, viskas eina tuo pačiu įmokos kodu ir mes nematome paskirties būtent, už ką yra mokama. Jo, čia turbūt pridėsiu ar ne prie Deivido, kad e-portale kol kas, bet mes esam numatę kitose vystymo etapuose, yra numatyta, kad mes integruosim elektroninę bankininkystę, tai reiškia, kad jūs galėtumėt prisijungdami per e-portalą apmokėti iš karto ar ne už paslaugą. Nemažas trikdis ar ne, kuris kyla šitoj vietoj, nes dažnu atveju yra pavedimai, ypač didesnius kiekius eksportuojantiem ir darantiem ar ne, teikiantiem daug prašymų, tie mokėjimai į priekį, didelių krepšelių ar neformavimai. Tai šitoj vietoje iš tikrųjų ar nekyla iššūkis, tai mes kalbamės ar ne dėl integracijų ir to duomenų atsekamumo su VMI. Kol kas nėra realizuota, bet kad mes žinom tokį poreikį ir kad bandysim integruoti elektroninę bankininkystę vėlesniuose etapuose, tai tikrai taip ir šitoj vietoje irgi kažkiek paprastinti ar ne tą procesą. Kol kas ne, dar nėra numatyta, informuosim jūs ar ne apie terminus. Tai vienas prašymas ir vienas pavedimas atskirai. Dabar taip reikia prisekti informaciją mokėjimą. Taip. Ir čia galioja visiems? Ką turit omeny? Tą omeny, kad ruošiant sertifikatus, tarkim, kad mes po 30 sertifikatų per dieną ir daugiau, ir kiekvienam sertifikatui mes turim įmokos kodą, tą įmokos čekį prikabinti kiekvienas prašyme. Už vieną sertifikatą. Atsekamumo dėliai taip. Taip, šitą informaciją turėsim ar nematyti. Taip, matau aš dar nemažai ar ne pakeltų rankų, tai nežinau, ar Rasa jau su veikiančiu mikrofonu ar norės paklausti, jei ne, tai tada Karolina ir Aušra. Dar porą klausimų ir tada keliaujam toliau, nes dar kelis turim svarbius dalykus parodyti. Ir po to vėl pereisim prie klausimų atsakymų. Karolina? Labą dieną. Girdite, ar ne? Turbūt viskas tvarkoje. Man tiesiog vienoje vietoje kilo klausimas, kur buvo, kad kelti Excel'u, kur tai nesupratau, kas vienoda. Turbūt tas pats kodas vienodas, ar ne, bet prekių pavadinimai skirtingi. Tas pats KPN kodas. Ir tada, o Excel'o formatas yra, ta prasme, kažkoks, kaip jis turi atrodyti pavyzdinis, kad teisingai kelti informaciją. Esmė yra realiai jums išvardinta kaip paruoštukas, tai yra partijos numeris, pavadinimas, partijos numeris, pagaminimo data, tinkamumo vartoti terminas. Tai ir tinkamumo vartoti. O dabar sakyti, o kur buvo ta vieta, kur pliomba, tai ten plombos numerį, jeigu transportas atvyksta jau su plomba. Taip aš supratau, ar ne? Ar ne? Čia yra įmonių, kurios be mūsų valstybinių plombų deda savo plombą tiesiog saugumo sudėjimais, ar turi tokius susitarimus su importuotojais, arba tiesiog kaip užtikrinimas, kad nebus manipuliuojama ta siunta. Jie uždeda savo plombą ir šiuo atveju nurodę, jie turės galimybę, kai bus įgalintas nuotolinis sertifikavimas ir esant tokiai galimybei, tarkim į, kur čia galima pavyzdį duoti, į Alžyrą išvažiuoja siunta pieno produktų, kur nėra reikalaujama valstybinės plombos ir nereikalaujama, kad būtų atliekamas fizinis patikrinimas. Mes leidžiam sertifikuoti nuotoliu, gydytojas tik tais pateikia informaciją sertifikate, jums jį atiduoda, plomba nurodo tą, kurią nurodėte prašyme
ir siunta gali keliauti, tai yra taupomas laikas inspektoriaus atvažiavimo iki ūkio subjekto. Ir visas fizinis patikrinimas, jums nereikia laukti inspektoriaus, jūs padarot nuotrauką, kad va, mūsų prekės sukrautos tokia temperatūra ir etiketė ir viskas. Ir siunta gali važiuoti. O tai dabar, jeigu, tarkim, man atvažiuoja transportas su užplimbuotas ir mes turime ją nuimti, čia irgi įvedam ar tiesiog jau atskirai pranešam? Čia jau yra atskiras reikalas, jeigu yra perkrovimas arba papildomas pakrovimas, tada bet kokiu atveju turi dalyvauti veterinarijos gydytojas. Tai jo, kaip visą laiką, bet tada aš jį atskirai kaip visą laiką informuoju, ar ne, čia kažkur prie sertifikato nerašau. Taip. Supratau, gerai, ačiū. Taip, Aušra, dar jūsų pakelta ranka. Aš turiu klausimą dėl sertifikato. Suprantu, kad elektroniniu būdu viską užpildžius gausiu sertifikatą elektroniniu būdu. Jį toliau turiu atsispausdinti ir pridėti prie siuntos, nes man tai klausimas, kaip Vokietijos, pavyzdžiui, postas ar tas pats Didžiosios Britanijos postas, kaip jie matys tą mūsų išduotą sertifikato numerį. Išduotą sertifikato numerį. Aš paaiškinsiu, kad jeigu importuojanti šalis priima dvišaliai suderintą sertifikatą, sertifikato forma su pateikta informacija paimta iš jūsų užpildyto prašymo yra išduotama ant blanko ir tas fizinis blankas yra atiduodamas įmonei. Jeigu eksportas vyksta į Jungtinę karalystę, vienintelė šalis, su kuria Europos Sąjunga ir komisija yra susitarusios, kad jie priima elektroniniu formatu užpildytus ir pasirašytus eksporto sertifikatus, Tracy sistemoje užpildytą sertifikatą jums gali elektroniniu paštu atsiųsti mūsų sertifikuojantis gydytojas. Suprantu, šiuo metu tai jie yra ant tokių firminių blankų, bet kai aš atsispausdinsiu ant juodai balto, jis bus... Visi sertifikatai, kaip ir sakiau, dvi šaliai suderinti, net Tracy sistemoje išduodami ir toliau bus išduodami mūsų ant mūsų parengtų blankų ir jums fizinė kopija atiduodama. Dėkui. Dėkui. Gerai, tai tuomet matau čato skiltyje dar nemažai klausimų, tai kai kuriuos turbūt galėsim atsakyti tiesiog ar ne raštu, arba tiesiog palikti, ar ne, jeigu nebeliks laiko čato skiltyje, o aš tada dar grįžtu parodyti funkcionalumą, apie kurį ar ne klausėt, tai dėl sertifikato aprašymo informacijos kopijavimo. Čia matot, jau yra pasikeitęs statusas į sertifikatas išduotas. Tai kaip ir minėjau, ar ne, kai jūs prašymas yra priimamas, ar ne, tai tada matysit, kad yra patvirtinta, o kai jau yra išduotas sertifikatas, prašymo statusas pasikeičia į sertifikatas ar neišduotas. Ir šitoj vietoj darysim, ar ne, ir yra funkcionalumas kopijuoti ar ne prašymą. Matot, iškrenta informacinis pranešimas, prašymas sėkmingai ar nenukopijuotas ir atsiranda naujas prašymas su statusu juodraštis ir perkopijuota yra ta esminė informacija. Tai beveik visa informacija yra perkeliama, tai jums reikės tik tai sutikrinti. Kas nepersikelia, vėlgi čia yra tam tikrų informacijos irgi patikrinamumo atžvilgių padaryta, kad jūs galėtumėt tiesiog prisekti ar ne atnaujintus dokumentus. Tai šitoj vietoj beveik viskas persikelia, išskyrus ar ne kelis laukus. Jums reiks tik tai patikrinti, kur reikia informaciją paredaguoti. Tai aš, pavyzdžiui, dabar pabandysiu ar ne pateikti. Ir čia iš karto galim matyti tą anksčiau minėtą pavyzdį, kad šone yra parodomos klaidos. Ko trūksta, tai dokumentų skilti. Tikėjimas privalomas, laboratoriniai tyrimai privalomi ar ne, ir nepažymėtas buvo sutikimas. Irgi užsidega raudonai. Tai šitoje vietoje matysite ir galėsite prie tų laukų, ar ne, kurių trūksta, sugrįžti. Ir prašymą ar ne pateikti. Gerai, grįžtu atgal. Dabar ar iš prašymo dar skiltės turėtume dar kažką papildomai parodyti? Tai kaip manai, ar mes einam prie out skilties ir prie po to toliau čato skiltį esančių klausimų? Aš manau,
pagrindą padengėme, galime eiti prie out. Gerai. Tuoj grįšiu atgal. Taip, grįžtu į pagrindinę ar ne puslapį ir, kaip ir minėjom, kitas langas ar ne yra skirtas išduotų sertifikatų tikrinimui. Paspaudus būsite nukreipti į puslapį tiek anglų, tiek ukrainiečių ar ne kalbomis ir, kaip ir minėjom, šitame puslapyje bus galima patikrinti sertifikatus, kurie išduoti jau yra nuo balandžio 7 dienos. Tai yra startavus ar ne naujai sistemai. Tai tuoj sekundėlę, aš dabar pasimsiu jau išduoto, atsiprašau, pasimsim jau išduoto sertifikato numerį. Taip, tai čia svarbus ar ne momentas, kad L2 numeris, jo šaknelė keičiasi iš L2 į EXP, tai čia reikėtų ar ne suvesti tą skaičiuką, kuris yra po šaknelės, ant sertifikato ar ne bus numeris EXP ir skaičiaus tokia EXP šaknelė ir skaičius, ir tada pasirinkti blanką, mūsų atveju tai bus B ir skaičiai. Irgi rašau jas čia. Tai paspaudžiu tikrinti. Taip, ir galim matyti, ar ne, kad tai yra B Žemaitijos ar ne pienas, eksportas į Jungtinę Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos karalystę ir pagrindinė ar ne informacija. Tai čia yra mūsų šiandien ar nepildytas sertifikato prašymas ir jau išduotas sertifikatas. Jame bus nurodoma informacija tiesiogiai iš mūsų ar ne duomenų bazės, pagrindinė su sertifikatu susijusi svarbiausia informacija. Prieduose bus galima ar ne matyti prisektą screenshotą toje vietoje ir atsidaryti ar ne tą failą. Tai aš čia buvau tiesiog pridėjusi ekrano nuotrauką, čia galima bus atsidaryti ir pasižiūrėti. Esminis dalykas, kad kai jau yra prisegama sertifikato kopija, ji bus čia prieduose ir galima bus pasitikrinti pagal blanko ir turimą sertifikato numerį. Tai nežinau, gal Deividai, nebent čia kažką dar norėtum papildyti? Ne, kaip ir viską parodėjai, manau, galim prie klausimų likusių pereiti. Gerai. Taip, Rasos dar matau pakeltą ranką, tik nežinau, Rasa, ar dar bandysit klausti. Gal garsas netyčia susitvarkė, tai... Arba į chato skiltį, tada parašykit, tikrai atsakysim. Gerai. Tai sekundę pasižiūrėsiu, prie kurios mes vietos ar nesustojom. Taip, tai dėl preeksportinio sertifikato klausė, ar VMVT sistemoje, Raimondo klausimas, galima parsiųsti PDF failus eksporto sertifikato, ar vis tiek reikės jungtis į Traces ir prašyti inspektorių. Tai čia kaip ir parodėme, eksportaut puslapyje, patikrinti sertifikato informaciją ir yra prisegta sertifikato kopija. Tai jums tiesiog reikia žinoti eksporto sistemos suteiktą numeriuką ir pačio blanko numeriuką. Jeigu tai treisinis, tai treiso suteiktą numerį. Kristinos klausimas, kai partija sutampa su galiojimo data, ar sistema nematys klaidos? Ne, nematys, viskas tvarkočiau. Taip, dėl laboratorinių tyrimų, jeigu ar ne viršyje jūsų norimas prisekti failas tiek, kiek yra leidžiama sistemoje, taip, tai turbūt, ką galima būtų padaryti, jeigu yra nuoroda, tai įkelti į kažkokį vordinį dokumentą ir prisekti. Aš tik tai tokį turbūt variantą galima siūlyčiau. Arba nuorodą į papildomą informaciją dėti, kadangi veikia, bus galima kopijuoti iš ten. Jo.
Bet kažką tą prasme prisekit, nes jums kitu atveju rodys kaip privalomą lauką. Tai matyt, kažką reikės prisekti, o nuorodai papildomą informaciją. Arba sekit failiuką su nuoroda, jeigu jau ten tikrai tokia didelė apimtis yra. Astos klausimas, ar gausite patvirtinimą paštu, kad informacija yra atnaujinta po patikslinimo, tai tikrai taip, apie besikeičiančius statusus ar pateiktas pastabas būsite informuoti ir elektroniniu paštu, kurį nurodėte pildydami prašymą e-portale. Taip, Tomo klausimas, kaip būtų galima pamatyti sertifikato paruoštuką, kad suderinti su klientu, ar viskas tinkamai bus išrašyta. Tai jeigu prašyme pateikėt informaciją teisingai, sertifikuojantis gydytojas ją perkelia, jisai neperrašinėja, pats nekuria ir vėlgi su sertifikuojančiu gydytoju žinom, kad glaudžiai visos įmonės komunikuoja, jums tikrai atsiunčia paruoštukus susiderinti, kad nekliūtų niekas pasienyje ir tiktų pačiam importuotojui, tai čia nemanau, kad kils problemų bendraujant toliau taip pat. Taip, dėl Viktorijos klausimas, dėl asmens duomenų ir asmens kodo, tai šitoj vietoj tai yra naudojama jūsų autentifikavimui, tolygų elektroniniam parašui. Kaip ir sakėm, autentifikavimasis per VISPą yra tolygus jūsų parašui, kai teikiate sertifikato prašymą. Dėl duomenų saugumo, turbūt čia iš karto taip neatsakysiu paties pristatymo metu jungiantis prie sistemos, bet mes turim šitą sistemą įsitvirtinę nuostatose ir galėsim informaciją pasidalinti. Tai nuostatose yra įtvirtinta, kaip naudojama sistemose yra asmens duomenys. Ir duomenys nėra perduodami trečiosiam šalims. Taip, dabar Ievos klausimas, kaip tarnyba spręs, ar keliauti iki ūkio subjekto ar ne, ir kaip žinoti, ar mums reikia savo plombą dėti ir ją paruošti ar ne. Taip, aš raštu parašiau, tai mūsų inspektoriai patys nespręs, ar jie sertifikuoja nuotoliu, ar važiuoja į fizinį patikrinimą, tą padarys rizika pagrįstas modulis, tai yra skaičiuoklė, kuri remsis 5 esminiais rizikos rodikliais, tai yra prekių grupė, siuntos svoris, importuojanti šalis, gamintojo rizika ir eksportuotojo rizika. Tai paėmus visus rodiklius mes rengiame ir teisės aktą, kuris bus patvirtintas direktorės įsakymų ir bus viešai prieinamas, kur jūs matysit, kaip yra atliekamas tas rizika pagrįstas skaičiavimas ir kaip visi tie atskiri 5 skaičiukai privestų prie galutinės produkto rizikos. Tai esame nusimatę saugiklius, kur tarkime yra importuojančių šalių, kurios turi privalomą fizinį patikrinimą. Tarkim, Jungtinės Amerikos valstijos, Japonija, Pietų Korėja, jos nori, kad būtų tikrinama tik fiziškai, vadinasi, niekada nebus taip, kad išleis siuntą jūsų be fizinio patikrinimo. Yra produktų grupės, visi gyvūnai, tiek augintiniai, tiek ūkiniai gyvūnai bus sertifikuojami tik po fizinio patikrinimo. Kitom produktų grupėm yra ekspertų nuomonė sudėliotos pirminės rizikos grupės, mes jas galėsime stebint, kaip vyksta nuotolinis sertifikavimas, keisti ir šiek tiek padidinti arba sumažinti. Tai mes seksim tiek RASF pranešimus tam tikrų produktų grupių, tiek Lietuvoje atliekamų valstybinių laboratorinių tyrimų rezultatus. Ir jeigu matysime, kad specifinės produktų grupės yra dažniau nustatomi teisės aktų neatitinkantis reikalavimai, mes galėtume modifikuoti tą svorį. Bet yra stengiamasi, kad būtų kuo daugiau atliekama nuotolinio sertifikavimo, tai yra mūsų tikslas bent jau 30% sumažinti fizinius patikrinimus įmonėse, o kada atvyks ir kaip atvyks nežinosite,
čia jau yra sistemos pats principas, kad jūs negalėtumėt atsiskaičiuoti, kad jeigu jūs busit priskirti, tarkim, siunta priskirta mažai rizikos grupiai, kad kas 5 siunta inspektorius atvažiuos, kad nebūtų galima subjektui atsiskaičiuoti, taip pat įvestas ir atsitiktinė tvarka išmetamas patikrinimas fizinis, tiesiog, kad būtų vis dar išliktų kontrolė ir nebūtų galima taip labai atsipalaiduoti. O plombą reikėtų nurodyti visada, jeigu bus fizinis patikrinimas, tada bus įvedama valstybinė plomba. Taip, Skaistės, matau klausimas, jei nesam gamintojai ir siunčiamiems... Kažkas užstrigo truputėlį. Va, jau yra. Skaistės klausimas, jei esam ne gamintojai ir siunčiamiems produktams nėra reikalavimo atlikti laboratorinius tyrimus, ką tokiu atveju pridėti? Vis tiek gamintojas atlieka savikontrolės laboratorinius tyrimus ir, čia reiktų produkto pavyzdžio, kam yra nereikalaujama atlikti laboratorinių tyrimų, bent jau pagal numatytą įmonės savikontrolės plane dažnumą. Tai vėlgi sunkus klausimas. Bet jums kaip eksportuotojui gamintojas visą laiką turi teisę, tai yra jūs turi teisę prašyti gamintoją pateikti laboratorinių tyrimų rezultatus jau vėliau paskutinius, kurie buvo atlikti būtent tai produktų grupiai. Tai nebūtina kiekvienos partijos atlikti vėlgi. Tai yra pagal riziką nusimatytas subjektas atlieka tos tyrimus. Dėkui. Ievos klausimas, kaip bus galima komunikuoti su veterinarijos atstovu, kuris išdavinės sertifikatą, jei turėsim klausimų. Ar yra funkcija prašymo sistemoje, tai taip, kaip ar ne ir rodžiau prieš tai, jūs turėsite tą funkcionalumą, kad jeigu trūksta kažkokios informacijos, yra pastabų, tai inspektorius gali grąžinti ar netikslinti, jūs ten kažkokias pastabas, savo papildymus ar ne nurodyti komentarų skiltyje, ten paskutinėje prie dokumentų. Jeigu kiltų klausimų eigoje, ta prasme pradedant naudotis e-portalu, tai vėlgi akcentuosiu, parašysiu po to į čiato skiltį, yra elektroninis paštas export@vmvt.lt, kur galėsite kreiptis, jeigu iškiltų klausimų, kol ar neįsivažiuos e-portalas. Taip, Skaistės klausimas, ar yra skiltis, kur pasirinkti, kuriam VMVT departamentui yra siunčiamas prašymas, tai pagal pakrovimo vietoje nurodoma savivaldybė pas mus yra padarytas automatinis skirstimas pagal ar ne apygardas. Tai jūs renkate savivaldybę ir ten automatiškai pagal pakrovimo vietą pas mus jau veikia algoritmas, kuris automatiškai priskiria tinkamai apygardai jūsų prašymą. Šiokia tokia išimtis, ten galioja pasieniui, ten reikėtų ar nenurodyti ir punktą. Kai pasirenkama ar ne Klaipėdos miesto savivaldybė, galima rinktis paslaugų skyrių arba pasienio ar ne punktą. Popieriniu formatu išduotus sertifikatus, ar galėsite pasitikrinti e-sistemoje, tai taip, ta prasme, nepaisant to, kokiu būdu jūs pateikėte prašymą, ir kaip išduodamas yra sertifikatas, tame puslapyje ar ne Export Out jūs galėsite patikrinti visus sertifikatus eksporto, kurie ar ne yra išduoti po balandžio 7 dienos. Taip, tai matau, kad kai kurios Deividas jau ir panengė klausimų. Taip, Rasos klausimas, ar bus galimybė KPN kodą įvesti ranka, o ne ieškoti sąraše. Kol kas tik ieškoti ar ne sąraše dėl informacijos struktūruotumo, ar tokią galimybę, ta prasme, esam numatę, poreikį užfiksuojam ir žiūrėsim ar ne komandos viduje ir apie realizaciją jūs informuosim. Kol kas ne, yra galimybė tik pasirinkti į sąrašą, ne ranką nurodyti. Ir klaidos atveju, ar sertifikatai bus taisomi, ar reikės pirminį sertifikatą anuliuoti ir pildyti naują. Jau esant išduotam eksporto sertifikatui, jeigu čia klausimas apie tai kaip ir dabar jūs teikiat laisvos formos prašymą dėl pakaitinio sertifikato išdavimo,
ir čia jau per IT sistemą jūs naujo prašymo neteikėt. Jūs užpildot laisvos formos prašymą, kaip ir numatyta veterinarijos dokumentų išdavimo tvarkos apraše B1288 ir to prašymo pagrindu jums išduoda pakaitinį sertifikatą. Čia nepildote iš naujo informacijos. Taip, tada matau šios klausimo, kaip Tracy susijęs su šia nauja sistema. Tai kol kas niekaip, ta prasme, jeigu klausia dėl kažkokių tarpusavio integracijų, tai neturi, nebent Aušra praplėsit klausimą, nežinau, ar gerai supratau. Teisingai supratot, nes aš, kai išduoda sertifikatą, o paskui tikrinimas vyksta kitur, bet klausimas, kaip, reiškia, inspektoriai rankytėm suvedinėja tą informaciją, ar ne? Kai jūs užpildysite prašymą elektroniniu būdu per mūsų dabar pristatytą sistemą, viskas sukrenta, kaip ir buvo pademonstruota, jau į įrašą, tas įrašas išsisaugo ir belieka inspektoriui perkelti pagrindinę prašomą informaciją į Tracy sertifikatą. Tai, kaip ir sakė Aistė, nėra integracijos su Tracy sistema, kadangi tai būtų didelis projektas ir neaišku, ar komisija leistų daryti integraciją su jų sistema, kadangi sunkiai dirbama ir papildomų integracijų tikrai nematau galimybės tikriausiai. Tai Tracyje toliau inspektoriai perkelinėja viską kaip ir dabar. Dėkui. Samsono klausimas, kaip žinote, ar įmonė galimai bus rizikos grupėje, tai čia turbūt ir nežinosit. Nežinosit, bet aš turiu pasakyti, kad gamintojas ir eksportuotojas neturės aukšto svorio, taip vadinamo rizikos skaičiuoklėje. Vis dėlto mes atsižvelgiam į importuojančią šalį ir su kokiu dokumentu važiuoja, tai yra ar mūsų pavyzdinės formos sertifikatas, ar dvišalis sertifikatas, ar treisinis sertifikatas, kadangi dvišaliai sertifikatai turi aukštesnius reikalavimus negu pavyzdinės formos, mes negalime visais atvejais užtikrinti, tai yra specifiniai reikalavimai dvišaliuose sertifikatuose, jie turės aukštesnę rizikos grupę. Taip pat rizikos grupės aukštesnės turės, tarkim, šviežia mėsa, lyginant su konservuotais mėsos produktais, tai automatiškai dvi skirtingos produktų grupės turės vien dėl to, kad tiesiog yra rizikingesnis produktas negu konservuotas produktas šviežia mėsa, tai ir skirsis tas rizikos balas. O ūkio subjektai bus skaičiuojami vėlgi. Niekas pats fiziškai to nespręs, viskas bus integruota pagal IT sprendimus. Taip, Gabrielė, prašau. Sveiki, tikiuosi girdit. Puikiai. Tai klausimėlis būtų dar toks. Sertifikavimo pozicijoje dirba, pavyzdžiui, 2 žmonės pas mus įmoniai, kurie teikia prašymus VMVT. Kadangi jie prisijunginės dabar per valdžios vartus, tai kiekvienas prisijungs realiai, vadinkim, prie savo paskyros, taip, savo vardu. Kas nutiks tokiu atveju, jeigu, pavyzdžiui, aš būsiu pateikusi prašymą savo vardu, tačiau, nutiks gyvenimas, aš susirgsiu arba man ten, nežinau, atostogos numatytos, jūsų prašyme kažkas tam, jūsų toj formai kažkas ne taip, man skambinant, kolegos be manęs neprisijungia, kaip čia išspręs šitą problemą, nes tikrai tokių atvejų, manau, bus ypač tose įmonėse, kur sertifikuoja ne vienas žmogus, kuris prašo tų sertifikatų. Tai šitoj vietoj, taip, iš karto pasakom, kad sprendimo dabar, šiuo momentu, pildant ar ne prašymus nėra. Mes užsifiksuojam ir tada galvosim ar ne apie galimą sprendimą, tai reiškia, kaip padaryti, ar ne, kad būtų galima valdyti ar ne teisės pagal įmonę. Sakau, čia yra truputėlį sudėtingesnis variantas, ta prasme, kad yra realizuota VISPO ar ne autentifikacija ir todėl, tai nėra tik tai ar ne vien tik tai mūsų šitoj vietoj sistema, dėl teisių ir rolių valdymo pagal įmonės sprendimas yra sudėtingesnis. Mes užfiksuojam šiam momentui, ar ne, taip turim tik tai galimybę prisijungti kaip fizinis arba juridinis asmuo
ir prašymą tiek pradėti pildyti, tiek procesą iki galo užbaigti vienas ir tas pats asmuo. Taip, Simonos dar pakelta ranka ir Tomo klausimas dėl CMR važtaraščio numerio. Ar bus numatyta grafa sertifikate, tai čia jau turbūt, Deividai, gal tu galėsi atsakyti. Tai prašyme jūs pateikti tą informaciją galite, o sertifikate, treisinėse sertifikatuose kartais yra prašoma papildomi dokumentai, bet ta informacija nėra numatyta kaip privaloma ir dvišaliuose aš dabar taip greitai nesugalvoju sertifikato, kur yra prašoma būtent CMR ar važtaraščio numeris. Taip, Simona? Sveiki, girdit. Puikiai. Dabar, kol kalbam, aš jau bandau užsipildyti sertifikato pavyzdį. Ir kur kalbėjote, kad plombos numeris įrašytas bus tik tuo atveju, jeigu naudojam savo, o ne veterinarinę plombą. Bet aš matau, kad tai yra žvaigždutė uždėta, kad laukas yra privalomas. Taip. Kaip ir minėjau, kadangi jūs nežinosit, kada bus fizinis, kada bus nuotolinis sertifikavimas, plombos numerį turėtumėt nurodyti. Tai šiuo atveju mums veterinarai perduos, kokia bus atvežama plomba? Ne. Jeigu bus fizinis sertifikavimas, tai yra sertifikuojantis gydytojas atvyksta į vietą įvertinti siuntos, jisai atsiveža plombą, leidęs pakrauti siuntą, užplombuoja transporto priemonę ir jau pats nurodo į eksporto sertifikatą tą plombos numerį. O mums eis pateikti, jeigu yra laukas privalomas? Jo, tai šitoj vietoj ten turbūt galima ar ne įrašyti kitą simbolį. Yra, ta prasme, tokia opcija palikta. Supratau. Taip, tai į chato skiltį matysit ar ne, kad įdėjau linką, kuris nukreipia tiesiog į VMVT paslaugų portalą. Taip pat, kaip ir minėjau, visa informacija dar tikrai bus ar ne viešoje erdvėje iškomunikuota, pakeistos nuorodos mūsų internetinėme tinklalapyje, kur įprastai randate visą informaciją susijusią su eksporto sertifikavimu, tai atsitiks šiandien rytoj. Taip pat primenu, kad yra elektroninis paštas export@vmvt.lt, tai jisai skirtas būtent šitam pereinamajam laikotarpiui, kai startuoja portalas ir, sakykime, kyla kažkokių klausimų dėl pildymo. Tai pasistengsim kuo operatyviau ar ne atsakyti. Vėlgi paliku elektroninį paštą chato skiltyje, į kurį ar negalite rašyti ir kreiptis. Taip, tai matau, turim beveik išsekusi laiką, daugiau pakeltų ar ne rankų nematau, tai norim su komanda padėkoti šiandien prisijungusiems į pristatymą ar ne mokymus, paskatinti naudotis paslaugų ar ne portalu ir teikti prašymus elektroniniu būdu. Susitikimo įrašas taip tikrai bus išsaugotas, talpinamas šitoje chato skiltyje. Jeigu bus nepasiekiamas jums iš šito chato skiltės, nes gali būti, kad išeisit iš susitikimo ir nebegalėsit pasiekti, tai tada tiesiog turbūt bus išsiųsta jums nuoroda šitais elektroniniais paštais tiem, kas buvo prisijungę į susitikimą ir galėsit ar ne peržiūrėti. Ko dar turbūt norim ar ne paprašyti, pradedant naudotis portalu, tai iš tikrųjų tikriausiai norėsit pasibandyti ir pateikti tokius testinius ar ne prašymus. Tai jeigu tas prašymas iš tikrųjų nėra skirtas tikram eksporto sertifikato išdavimui, o nori tiesiog pasibandyti, ar ne, mes šito dalyko tikrai neuždrausim, tai prašysim prie papildomos informacijos, parašykit, kad tai yra testinis. Ta prasme, kad ne... Kadangi jau sistema startuoja pilnai, tai yra pilna produkcinė ar ne versija, kuri atveriama yra jums, tai didelis prašymas, jeigu tai yra tik testinis, jūsų pasibandymui skirtas prašymas, tai papildomai informacijoje tam prie dokumentų skilties ir nurodykite, kad tai yra tiesiog pasibandymas, testinis. Simona, prašau. Kadangi aš dabar šiek tiek testuojuosi, tai
Turiu klausimą. Aš susipildžiau visą informaciją ir pasispaudžiau, kad išsaugoti kaip juodraštį. Taip. Ir dabar, kai noriu pasižiūrėti, visa informacija yra dingusi. Neišsisaugo, niekas neišsisaugojo. Viską reikia pildyti iš naujo. Visi Supratau. šitie. Gerai, pasižiūrėsim. Dėkui, kad informavote apie klaidą. Ta prasme, nebeturėtų šitos klaidos būti, mes patikrinsim. Nes šiaip šitas funkcionalumas turi veikti, jūs galite pradėti pildyti informaciją, išsaugoti kaip juodraštį ir pabaigti pildyti vėliau. Dėkui, Simona, kad indikavot. Mes iš karto po šito pristatymo einam pasižiūrėti, kas pastrigo. Gerai, tai ačiū labai ir tuomet stabdau susitikimo įrašą ir kaip ir minėjom, skatinam naudotis, o jūsų klausimų, jeigu tokių kils, laukiam export@vmvt.lt.